Persivalgymas, kaip daugelis kalba, jog tai yra meilės savo forma, jog tai yra nusiraminimas, o iš tikrųjų tai yra autoagresija. Kitaip sakant, agresija yra nukreipta prieš patį save. Pavyzdžiui, už tai, kad savęs neapgynėt, už tai, kad savęs nepasirinkot, kad savęs nepaklausėt ir visa tai kyla iš vaikystės. Kaip pavyzdžiui, sadistiški jūsų tėvai jūs išerzindavo arba negražiai su jumis elgdavosi ir jums neleisdavo pykti, neleisdavo rodyti negatyvių emocijų. O tas pyktis, jisai niekur nedingsta, jeigu jis nėra nukreipiamas prieš kitus žmonės. Tai tas pyktis nukrypsta į jūs pačius. Todėl praktiškai visiems reikia dirbti su užslėgtu, užspaustu, užgniaužtų pykčių. Beje, ką norėčiau paminėti, jog nemaišytumėt emociškai nesubrendusių tėvų su emociškai neįgaliais tėvais. Tai yra su narcizais ar psichopatais, nes padaryta žala jums labai skirsis. Ir internete yra pateikta skirtingo lygio sąmoningumo žmonėms. O daugelis bandote viską pritaikyti savo. Na, pavyzdžiui, esate trečiokas, o bandote savo pritaikyti 12-oko informaciją. Eikite pas specialistus, kurie jums struktūruotai sudėlios informaciją, kitaip sakant, sudėlios prote esančią informaciją į tinkamas lentynas ir padarys ten tvarką. Bet ne, juk jūs dar kokį 20 metų ieškosit nemokamai internete informacijos. Na, kaip televizorius suformavo jūsų suvokimą, kad jūs ten koks Dankanas Maklaudas iš nemirtingųjų giminės. Arba ten dar būdavo toks serialas Mano svajonių džine, kur tik taip rankytės sudedat, pamirksit ir jau viskas atsiranda. Ir nieko daugiau daryti nereikia. Iki.